Sveiki bičiuliai. Šiandien susivėlinau. Jau tuoj greitai 7 valandos. Aš tik prie upės atvažiavau. Tas nelemtas krepšinis sutrukdė man laiku pradėti žvejybą. Ir dar juolab mano meškerės užmiršau, kad po paskutinės žvejybos ne visos tvarkingos. Kablis teks pasiraiščioti. Bet ką padarysi? Jo. Kovo 9 šiandien. Atvažiavau aš vienas, o šiandien ryte buvau nuvažiavęs sliekų žiūrėti. Tai su dideliais sliekais buvo labai liūdna. Sunkiai. Šiaip ne taip aš jų ten pridaužiau. O rytoj važiuojant šamų gaudyti, tada reikia turėti nors porą unguriokų. Tai aš ir darysiu. Dabar turiu aš ir gabalus su tuo kirka vadinama, kaip jis lietuviškai, net nežinau. Tas daiktas, kur žemę daužyti. Tai aš pridaužiau sliekų. Tai gabalus bandysiu dabar unguriams naudoti. Nes jie vis tiek greičiau gali žūti. O, smulkesnių sliekelių tai turiu. Jų be problemų prisirinkom šiandien. Vanduo dabar atšilo, aš galvojau, porą laipsnių pakilo nuo paskutinių žvejybų. Bus kokių 12-13 laipsnių. Žuvis turėtų būti aktyvesnė. Gal ir visai smagi žvejyba gausis. Dar šiemet bežvejojant apart ungurių jokia kita žuvis nekibo, nei jūrinė. Nors jau, sako, prie jūros čia kolegos, kurie žvejoja, kad jūra jau pradėjo jūrinė ešeriai neblogai kibti. Barai, tai ir dorados turėtų jau ateiti. Žiūriu laikrodį, be 3 minučių 7. Pas mane visos 4 meškerės užmestos, sustvarkytos. Sakyčiau, gerai. Gerai pavyko. O kažkokios mažos žuvelės šokinėja. Kai ateina mažos žuvelės, čia aš pastebėjau, nes ungurius ištraukia, jie būna prilyję tų žuvelių. Ir ateina iš jūros, tada didesni unguriai. Gal iš jūros, gal jie paprasčiausiai suaktyvėja, čia toj tuose lagūnuose begyvenantis. Bet jos vakyla į viršų. Dar mačiau, kad mirga mažytės paviršiuje. Tada unguriai būna jų net prisikišę. Tikiuosi kibimo. O prožektorius naujas, ryškiai šviečia. Matosi viskas labai gerai. Vieną jau gražų ungurį ištraukiau. Dabar čia antras va intensyviai baksnoja. Skambaliukas skambėjo, tai įjungiau kamerą. O! Kitas čia. Kitas, bet čia prie kranto užmesta. O ir tas prie krantinis. Nežinau, abu prie krantiniai. Abu prie krantiniai gyvybę rodo. Bet negarantuoju, kad čia unguriai. Ir tai, o pirmo, kur ištraukė ungurį, toks labai neryškus. Net skambaliukas nesudirbo. Sulankstė. Po kiek laiko antrą kartą sulankstė. Jis paėmęs ir gulėjo. Jau permesiu, truktelėjau ir toks, apie 400 gramų ungurys. Na, kažkas, ko gero, šamui tinkamas daiktas. Jo. Unguriokas. O, Jėzu, ką jis pridarė. Tai vienas gražus ungurys. Šitą mes kiek jis darbo pridarė. Kabliuką aš neardysiu, reikia nupjauti.
kibirą su vandeniu įdėsiu. Šamui bus panaudotas. Dažnai va tenka, ištraukiu dabar tą mažiuką unguriuką, jis tokį mazgą buvo padaręs. Tenka keist pavadėlius. Namuose aš pasiruošęs apie 10 pavadėlių atsarginių. Tai aš nepainiau, visą šitą išpjoviau, staigiai kombinuoju naują sistemą. Dedu kitus kabliukus. Palauk, gal tokį šitą uždėsiu mažesnį. Kažkokie labai šiandien nejudrūs kibimai pajudina. Jis paima masalą ir guli šalimais. Švai ištraukiau. Dabar du ungurius. O, čia labai jau stipriai. O. Čia konkrečiai. Čia normalus ungurinis kibimas. Na, bet irgi. Ungurys, sakyčiau, silpnas. O dar vienas kibimas. Mažiau negu vidutinis. Bet save labai lengvai rijas. Šiek laikas pabus gyvas. Ir taip. Trečias. Vėl iš gilumos lygtai. Na, bet dabar kas 2-3 minutės, kas 5. Vienas gali būti, kad aš naudoju didelių sliekų gabalus. Nes jie vis tiek pas mane žus. Tai aš juos stengiuosi pirmoje eilėje išnaudoti. Gali būti dėl to, kad tie nedideli unguriokai nelabai jos praryja. Nu, bet aš savo tikslų ir nesatau. Prisigauti dabar ungurių. Aš dabar satau savo tikslą pagauti 2-3 mažiukus unguriukus. Vieną jau turiu. Iš bėdos ir antrą. 200 gramų. Na va, jeigu taip skaičiuoju, tai 6 eina. Tuoj 9 valandos. Bet tik tai vienas buvo gražus. Dar porą tokie, kurie turi teisę į rūkyklą. O 3. O, velnis. Tai gal kažkas skimba. Taip ir jie, kad tenka jiems tokios kabliukus palikti viduje. 6 yra 3. 3 masalui, 3 rūkyklai. Pirmas buvo gražus ir jau žadu baigti žvejybą. 8 padorus ungurys. Kad čia 2 kablius suviniojęs. Ne, vieną, antrą painioja. Čia jau rimčiausias dalykas šį vakarą. Šitokio rimto keliu. Nu, matau, kad ungurys
netoli kilogramo. Na va. Ir mūsų kiemas šventė. 10. Palaukiau dar po žadėjimų išvykti. Namo dar apie kilograminį ištraukiu. Na viskas. Važiuoju. Padariau pilną programą. Rūkyklą bus ką kabinti. 3 unguriukus šamui turiu.